Draugai, dabar apžvelgsime Go Nutrition koncentratą arba kitaip vadinamą Whey Protein Concentrate arba tiesiog liaudiškai vadinamas yra jisai 80-ukų. Tai reiškia, kad 100 gramų yra 80 gramų baltymo, tai yra 10% mažiau negu izoliatė. Tai reiškia, kad ir riebalų ir angliavandenių bus šiek tiek daugiau. Bet tai yra taip pat pieno baltymas, tai yra išrūgų baltymas, kuris yra labai naudingas, vertingas ir lengvai pasisavinamas mūsų organizmo. Kada geriausia būtų vartoti šitą baltymą, mano manymu, jį geriausia būtų vartoti absoliučiai bet kuriuo laiku. Ta prasme, prieš sportą, jeigu kažkokį tai ilgą laiko tarpą jūs negalite pavalgyti ir einate treniruoti. Po sporto iš karto vėlgi atsistatymui, naujų raumens audinių formavimui. Galima netgi nakčiai, jisai toks šiek tiek lėtesnis bus, sakykime, negu izoliatas. Ryte galima taip pat, ypač jisai tinka žmonėms, kurie turi šiek tiek ribotą biudžetą, kurie negali sau leisti būtent izoliato. Tai drąsiai rinkitės koncentratą, tikrai labai kokybiškas baltymas, vertingas mūsų organizmui. Jeigu vėlgi mes pasižiūrėsime į sudėtį, tai čionais nieko naujo mes nepamatysime. Baltymų šaltinis vienintelis, tai yra išrūgų baltymų koncentratas, po to eina natūralus skonis, natūralus dažiklis, saldiklis ir viskas, absoliučiai nieko kito. Vėlgi, viename kilograme yra 40 porcijų, viena porcija sudaro 25 gramai, iš jų beveik 20 gramų baltymo, po 1,5 gramo tiek riebalų, tiek angliavandenių. Taigi, vėlgi matote, kad tikrai labai mažai angliavandenių riebalų, labai daug baltymo yra. Ir dar kartą pasikartosiu, jeigu jūsų biudžetas yra šiek tiek ribotas, tikrai pasirinkite koncentratą, nes tai būtų vienas geriausių būtent pasirinkimų kainos kokybės atžvilgiu būtent maisto papildų rinkoje.